Taigi, mes turim vieną nuomonę, taip, iš auditorijos. Jaunas vyras gyvena ten, kur visi aplinkui sako, dabar žmogui nieko nereikia, reikia tik pinigų. Taip. Tvarkoj. Sakykit, prašau, kiek iš jūsų gyvena taip pat tokie aplinkoj, kur, sakykime, jūs aplinkui girdit, kad žmogui nieko nereikia, reikia tik pinigų? Blogai aplinkoj gyvena. O kiek gyvena tokie aplinkoj, kur kalbate ir sakot, kad žmogui reikia meilės? Klausimas. Kodėl jūs nepataikote šitą aplinką? Pataikiau. Va tai ir būna, kad kartais, ane? Kartais mes vaikštom tokiais gyvenimo keliais, ane? Kad esam būtent toje aplinkoje ir sutinkam būtent tokius žmonės, kurie kalba būtent šitaip. Ir kartais net nesuprantam, kodėl mes net neatsiduriam tam rate žmonių, kuriam reikia kažko kito. Tačiau iš kitos pusės, ane? Kartais gali būti taip, kad kiti sako, reikia tik meilės, o pinigų visai nereikia. Taip, gali būti perversmas į kitą pusę, taip. Ir vis dėlto pinigai yra svarbus. Pinigai, sakykime, svarbus ir yra svarbus kaip viena iš, sakysime, vienas iš dalių, kurie galbūt parodo, ar ta partnerystė jinai vystosi taip, kad jinai kuria kažką gražaus šiam pasaulyje. Taip? Nes jeigu mes kažką šiam pasaulyje sukuriame, pasaulis atneša savo taip pat dovanas. Nes pinigai taip pat yra kažkas, jeigu mes kažką gražaus sukuriame, pasaulis atneša savo dovanas, kad mes galėtume toliau kurti. Ar ten didesni pinigai, ar mažesni, bet iš esmės, jeigu žmonės gyvena ištisam pinigų trūkume, taip, tai yra tam tikras klaustukas, kas tarp jų vyksta, kad jiem nepavyksta šiam pasaulyje kažko kurti tokio, kad pasaulis jais taip pat pasirūpintų. Ir kartais, sakykime, nuo to yra slepiamasi, sakykime, po ignoruojant pinigų temą, kartais yra slepiamasi po didelėm skambiom dvasingom frazėm, taip. Bet iš tiesų, sakykime, pinigų turėtų normaliai būti tiek, kad pora ar šeima galėtų ar turtingai, ar vidutiniškai, ar labai ekonomiškai, bet galėtų gyventi taip, kad jie turėtų galimybę džiaugtis vienas kitu, o ne ištisai galvoti apie pinigus. Taip. Ir ką valgyti, taip. Galbūt jie valgys šiek tiek skurdžiau, bet jeigu tokiam gyvenime jie sako, mum tai yra džiaugsmas, taip, tai galbūt yra visai gera partnerystė. O kiti, kurie, sakykime, galbūt daug dėmesio skiria pinigam arba jiems svarbiausia pinigai, na gerai, kurį laiką jiems bus svarbiausia pinigai. Tačiau po kažkurio laiko galbūt jie užsidirbs geras mašinas, geros butus, dar kažką tai, bet jeigu jų vaikai neapkabins jų, arba jie apskritai neturės vaikų, arba neturės tų žmonių, kurie juos myli ir kurie jiems reikalingi, galbūt vieną dieną jiems norės su tą mašiną įvažiuoti medį arba padegti tą savo gražią vilą. Nes tada nebus kas džiugina žmogaus širdies. O galbūt jie taip ir nugyvens, neturėdami to širdies džiaugsmo iki gyvenimo pabaigos. Taip? Bet palinkėkime galbūt, kad jie sugebėtų atrasti ir širdies džiaugsmą, ne tik pinigus. Taip? Ir čia... Nusipirkti visas moteris, kurias man reikia. Galiu nusipirkti visas moteris, kurias reikia. Sakykim, tačiau klausimas, ar jis gali nusipirkti moters meilę. Ir ar apskritai jisai suvokia, kad tai yra turtas. Galima nusipirkti moters kūną, negalima nusipirkti jos jausmo. Ir negalima džiaugtis jos jausmu nusipirkus kūną. Jo nėra. Kitas dalykas, jeigu tas žmogus gyvena tokiai būsenai, kad jam net nereikia meilės ir net nereikia šilumos ir širdies jausmo, taip? Tada galbūt būtų klausimas, kodėl kai kuriems žmonėms, kurie galėtų pakloti milijonus už širdies džiaugsmą, ne? Kodėl jam to net nereikia? Klausimas, ką renkatės jūs, ko ieškot jūs?